Labą dieną. Esu ultrasparčiosios spektroskopijos laboratorijos vedėjas, fizinių ir technologijos mokslų centre. Šitoje laboratorijoje mes daugeliu dalykų užsiimame, tyriame įvairias organinės medžiagas, bet paskutiniu metu bene daugiausiai dėmesio skiriame organiniams Saulės elementams ir būtent spartiems veiksmams vykstantiems organiniuose Saulės elementuose. Mes turime gan gerą aparatūrą tyrimams, turime gan neblogą tikrai patirtį tyrimams ir štai mes užsiimame, norime suprasti, kaip vyksta tam tikri veiksmai, kaip juos galima pagerinti tuos veiksmus, kokias reikia daryti medžiagas, kaip tas medžiagas reikia formuoti, kaip formuoti pačius tuos Saulės elementus, kad jie duotų mums kuo geresnį našumą. Iš tikrųjų yra Saulės elementai silicio, yra Saulės elementai kitų neorganinių puslaidininkių pagrindų, bet problema yra ta, kad jie vis dėlto yra brangus šitie, technologijos yra brangios. Tai vat organinių Saulės elementų technologijos žada būti pigios. Tai yra, tam gali būti naudojamos palyginti pigios medžiagos. Vienas iš tokių bene perspektyviausių organinių Saulės elementų panaudojimo, numatomų panaudojimo būdų, tai būtent yra pastatuose. Dar netgi pasirodo, kad svarbus gamintojams ten architektams ir tai, kad tie Saulės elementai gali būti įvairių spalvų. Štai juos galima gražiai priderinti prie architektūrinių pastatų. Šitie Saulės elementai yra netrapūs, jie yra lengvi, jie gali būti suvinioti kaip polietileninė plėvelė, juos išvyniojame, padengiame ant stogo ir ji mums duoda elektros energiją. Savo tyrimuose naudojamus Saulės elementus mes galime pasigaminti ir laboratorijoje, bet dažniau juos mums siunčia kolegos iš užsienio. Mes bandinius gauname iš gan įvairių Europos šalių pagrindę, tai iš Vokietijos, Švedijos, Jungtinės karalystės. Taigi jie mums pagrindę siunčia bandinius, mes matuojame, tyriame, vėliau kartu rašome mokslinius straipsnius, tai šitoks yra darbo stilius. Organiniai Saulės elementai turi gan paprastą struktūrą. Jie susideda iš skaidraus kontakto, uždėto ant kažkokio skaidraus pagrindo. Tuomet eina aktyvus sluoksnis, kuris dirba visą darbą, bei kitas kontaktas, kuris gali būti arba skaidrus, arba metalinis. Mes užsiimame jau, kaip aš minėjau, ir pagal laboratorijos pavadinimą ultrasparčiaisiais tokiais tyrimais. Čia atrodo, kad Saulės elementai veikia visą laiką, tačiau nežiūrinti tai, kada štai yra sugeriamas šviesos kvantas, viskas vyksta labai sparčiai ir mes turime turėti labai gerą laikinę skyrą. Tai šitą laikinę skyrą mums užtikrina mūsų naudojami tokie ultrasparčių impulsų lazeriai. Mes turime išdirbę savo tam tikras metodikas, kurios leidžia mums atlikti tam tikrus tyrimus, kuriuos kitose laboratorijose, praktiškai beveik niekur nėra įmanoma padaryti. Mes turime savo tokią originalią metodiką laboratorijoje išvystę. Tai štai šitas bene ir patraukliausia yra kitiems mokslininkams, kadangi, kaip aš minėjau, tai yra toks labai kooperatyvinis darbas. Vieni gamina bandinius, kiti juose tyri vienas savybės, kiti kitas savybės, treti trečias. Tai yra visa šitas bendras vaizdas sudaromas iš tokios mažos mozaikos. Šioje laboratorijoje atliktų tyrimų rezultatus toliau aptarėme su kolegomis, diskutuojame, ką būtų galima pakeisti, kaip pagerinti efektyvumą, bei publikuojame šios rezultatus tarptautiniuose žurnaluose. Visai nesenai vienas mūsų straipsnis buvo priimtas į gana prestižinį žurnalą Nature Communications
Toksai rezultatų publikavimas leidžia ir kitiems pasaulio mokslininkams matyti mūsų rezultatus ir juos naudoti, taip pat tyrint Saulės elementus. Vėliau, kada jau pereinama į gamybą, tada gamintojai pradeda saugoti savo informaciją, tada yra patentai, yra apsaugos įvairios, kad kiti gamintojai negalėtų lengvai prie tos informacijos prieiti, yra paslaptis. Bet štai dabartinėje fazėje organinių Saulės elementų, kol jie dar, tam tikri bandymai tik tai yra gamybos, tai šita informacija yra laisvai prieinama, jie yra skelbiama moksliniuose straipsniuose. Tai šitoks yra darbo stilius.